Pasižiūrėsim, kas laukia vandenių gruodžio mėnesį iki naujų metų. Taip, vynuogės, laikas išeiti ir pasilinksminti. Ir dabar kaip tik vandenių era, o ir avinas, užsispyręs agresyvus asmuo. Gali būti, kad turite reikalą su avinu arba su žmogum, kuris yra užsispyręs, agresyvus ir kuris nenori jūsų išleisti iš namų. Jisai laiko tam tikrą kontrolę ir jūs esate labai užsidarę namuose. Ką reikėtų keisti? Gerai, pasižiūrėkim su taro kortom plačiau, kas čia per situacija. Kokia situacija pas vandenius. Taip, labai valdingas žmogus. Iš tikrųjų, jūs neturite laisvės su tuo žmogum ir jis laiko jūs įkalintus. Jūs menkina. Nepasitikė jumis, žiūri į jūs kaip į slidžios energijos žmogų, kuriuo negalima pasitikėti. Tai ką daryti vandeniams? Vandeniams reikia būti nepriklausomiems ir statyti savo sąlygas. Buvimas bendruomenėje čia gali būti šeima. Gali būti, kad su tuo žmogumi jūs esate santuokoje ir ta santuoka jūs labai žeidžia, drasko širdį ir tiesa tokia, kad jums reiktų pasitraukti. Ką daryti vandeniams? Blokuoti velnį jums reikia, žinok, tikrai jūsų situacija yra tokia, kad žmogaus, kuris yra šalia, elgesys netoleruotinas arba jūsų elgesys yra netoleruotinas ir arba jūs patys turite keistis arba keisti situaciją ir pasitraukti nuo žmogaus, kuris varžo jūsų laisvę ir laiko įkalinęs. Paskutinysis teismas. Jūs tarsi duodate dar šansą tam žmogui pasikeisti, laukite, kol jisai pasikeis. Ar jisai pasikeis? Ar jisai pasikeis? Ne, jisai nėra linkęs, jisai laiko ribas. Nu, pokyčių jisai laiko ribas, jam patinka laisvė, jo paties laisvė, bet ne kitų. Ir keistas žmogus nelabai linkęs. Ir jūs pats tą suprantate, kad žmogus nepasikeis. Jūs norėtumėte, kad iš
iš tokios laisvos energijos jisai pereitų į taurių karalių, kad turėtų jausmus tik tai jums, bet patys suprantate, kad to nebus, nes žmogus laiko ribas pokyčiui. Jis nėra subrendęs tokiam pokyčiui. Jo energija yra vaikiška ir galimai žmogui trūksta atsakomybės jausmo. Konfliktiška energija pokyčiui jisai tikrai ne. Tikrai ne, jisai yra ne, jisai nenusiteikęs pokyčių, jisai nėra brandžios energijos jausmų atžvilgiu. Gerai, Gerai, ką vandenį galima pasakyti apie vynuogių kortą? Taip, šaltai priimti sprendimą, tiesiog nevykdyti imperatoriaus nurodymo, o truputėlį atsisukti į save ir uždaryti, nešvaistyti savęs tam žmogui. Ir žiūrėti labiau rūpintis savimi, savo norais. Nekreipti dėmesio į jo kažkokius meilinimus, į jo pasiūlymus, materialius kažkokius mažus pasiūlymus, tam, kad jūs sulaikyti. Nebijokite šitos galimybės, šitų pasiūlymų prarasti ir atsisakyti, nes nebijokite kaip tik. 9 kalaviai iškrito. Stiprybės nebijokite, iš tikrųjų neatiduokite tam žmogui savo stiprybės, savo galios. Būkite patys monetų karaliai ir priimkite sprendimus naudingus jums patiems. Ir nebijokite, jeigu tie sprendimai nepatiks imperatoriui. Nes gyvename vieną kartą ir negyvename dėl kitų. Nebus vieno šito imperatoriaus, bus kitas imperatorius. Arba jeigu gal jums ir visai nereikės, pajusit laisvę ir nereikės jokio imperatoriaus ant galvos. Tai tiesiog nebijokite pokyčių ir šiuo metu kortos rodo, kad žmogus nėra linkęs pasikeisti. Tai bandykite keisti savo elgesį ir žiūrėsite, kaip keisis imperatoriaus elgesys. Ir rinkitės visada save, prioritetų laikykite save. Ir nepasiduokite kažkokiems mažiems dalykams, siūlomiems imperatorio, mažoms dovanoms, ten kažkokiems laikiniems smulkiems papirkinėjimams, nes jisai jūsų nelaiko tuo, ko esate vertas. Jisai nemano, kad jūs mažina, jūs menkina. Tai tokia žinutė būtų vandeniams. Iki.